Nori būti sėkminga? Pasidalinsiu taiklę mintimi, kurią išgirdau. Jeigu Google paieškoje įvesi, ar kava kenkia organizmui, rasi daugybę įrodymų, kad kenkia. Jeigu įvesi, ar kava naudinga organizmui, taip pat rasi daugybę įrodymų, kad jinai yra naudinga. Ta pati kava, bet skirtingi požiūriai, skirtingi ir atsakymai. Tavo smegenys veikia lygiai taip pat, kaip ir Google. Jei apie save nuolat galvosi, aš nevykėlė, jo surinks kiekvieną klaidą, kiekvieną nesėkmę, viską, kad patvirtintų šį faktą. Bet jeigu pradėsi galvoti, o kas jeigu man pavyks, smegenys lygiai taip pat surinks įrodymus, kad gali pavykti. Ir čia nėra jokia mistika ar kažkokia saviapgaulė. Tai yra neurolingvistinis smegenų programavimas. Tu matai tai, ko ieškai, jauti tai, į ką sutelki dėmesį ir pritrauki tai, ko tikiesi. Keisk savo mintis ir pašalink automatinį negatyvą. Gana savo galvoje klausti, o jeigu nepavyks. Pradėk sakyti, o jeigu pavyks. Ir jauskis taip, tarsi realiai jau būtų pavykę tai, ką sugalvojai. Pradėk filtruoti savo mintis, nes nuo jų priklauso, kaip tu gyveni kasdien ir kokį rytojų turėsi. Siunčiu tau šviesos.